Sveiki! Darbe tenka kurti ne tik grožį, bet ir susidurti su klientus kamuojančiamis problemomis. Šiandieną norėčiau pasikalbėti apie aktualias temas, tai plaukų slinkimas, nuplikimas bei jų sprendimo būdai. Norėčiau prisistatyti, esu plaukų ekspertė Renata Škoda, įkūrėja grožio salono kirpėjas.com, steigėja elektroninės parduotuvės Šampūnoteka LT ir oficiali atstovė plaukų priežiūros priemonių Tekna Professional. Neretai klientai turint galvos odos problemas nežino, kur kreiptis ir kaip jas spręsti. Dėl to šiandien vykstame į grožio kliniką susitikti su daktare trichologė, kuri padės mums atsakyti į mūsų kamuojančius klausimus. Atvykome į estetinės medicinos lazerinę kliniką, kur turėsime susitikimą su mūsų šiandienos pašnekovė Jurgita Stoškienė. Sveiki, Jurgita. Sveiki. Tai gal truputį apie save prisistatykite. Aš esu gydytoja dermatologė, trichologė ir taip pat klinikos viena iš įkūrėjų. Tai mano iš tikrųjų pagrindinis hobi ir aistra ir yra plaukų tema, tai labai džiaugiuosi, kad šiandien galėsim pakalbėti apie tai plačiau. Pastaruoju metu gaunu labai daug klausimų iš savo klientų, kodėl slenka plaukai. Tai kokia būtų ta priežastis, kodėl būtent slenka plaukai? Na, iš tiesų tai yra labai platus klausimas ir galima labai siaurai atsakyti, nes plaukai tai yra mūsų vidinės sveikatos išorinis atspindys. Kaip ir šuniukas, ar ne, kuris yra sveikas, gražus, jaunas, kailis blizga, tuo tarpu, jeigu mes matom laukose per televiziją apskriejusios nuotraukos su nuširusia pele arba lape, tai žinom, kad iš tikrųjų jos sveikata šlubuoja. Tai lygiai taip pat visų pirma reikėtų pasižiūrėti vidinės priežastis ir taip pat turėti omeny, kad plaukų slinkimas prasideda ne iš karto. Prasideda dažniausiai po 3-4 mėnesių po tam tikro įvykio, tai gali būti stresas, maistinių, mineralinių medžiagų deficitas, hormoninis disbalansas ir aplamai gali būti sutrikusi medžiagų reabsorbcija, nes šiai dienai mes jau turim tokį posakį, kad mes esame ne tai, ką mes valgome, o mes esame tai, ką mes reabsorbuojame. Tai jeigu šitas ciklas bus sutrikęs, žinoma, kad mūsų plaukai nešvitės, neblizgės, jie slinks ir mus privers kreiptis į specialistus. Ką Jūs manote apie tokius kaip sezoniniai slinkimai, kodėl slenka būtent rudenį arba pavasarį plaukai? Na, iš tiesų šitas dalykas yra neišvengiamas, todėl jis ir vadinamas sezoniniu plaukų slinkimu, tačiau visuomet galima žinoti, kad tai bus ir mes galime imtis tam tikrų profilaktinių priemonių. Savo grožio studijoje atlieku tokias procedūras kaip galvos odos valymas. Ką Jūs manote apie šias procedūras? Ar tai padeda nuo plaukų slinkimo? Aš iš tiesų manau, kad sveiki plaukai auga sveikoje dirvoje, ar ne? Tai ta dirva yra mūsų galvos oda. Tai reikia jos nepamiršti ir jinai turi būti sveika, išpuoselėta, prižiūrėta. Ir yra tam tikros priemonės, kurias galima naudoti patiem namuose, patarus ar ne profesionalui pagal galvos odos ir plaukų tipą. Tačiau yra neatsiejama mūsų profesionalių procedūrų dalis, kai mes turime kreiptis į specialistus, kurie dirba daug metų, žino, išmano ir patars konkrečiai, kokios procedūros galvos odos valymo tiks jums ir kaip dažnai jos turi būti atliekamos. Dažnai klientai perka vien tik šampūną nuo plaukų slinkimo. Jūsų manymu, ar vien tik šampūnas gali padėti? Ar gali sustabdyti plaukų slinkimą? Na, žinoma, kad vien tik tai šampūnas tikrai ne. Ir dažniausiai tas šampūnas būna dar ir pasirenkamas netinkamai. Tai todėl šiuo atveju, kaip ir namuose užauginti augaliuką, ar ne, vien tik trąšos nepadės. Tai turi būti ir gera žemė parinkta, ir tinkamas apšvietimas, ir laistymo reguliarumas, ir aplamai žinojimas to augalo būtent savybių, identifikavimas ir parinkimas tam tikros schemos,
normos, kaip tai turi būti atliekama. Tai kartais žmogui, nors jisai tikrai save labai gerai pažįsta, labai sunku tos mažyčius niuansus išgryninti ir dėl to būnamos padaromos pagrindinės klaidos, kurios ir neleidžia tam šampūnui ir priemoniai gerai suveikti, būna naudojamos parinktos netinkamos, naudojamos per trumpai, netokių dažnių ir kartais prisidaroma daugiau problemų negu kad naudos. Prasme, klientas turi pasirinkti visą sistemą ar ne ir išlaikyti pagal protokolą tas priemonės. Žinoma, priemonė nesuveiks per naktį. Tai yra per trumpas laikotarpis, kai šampūnas pabūna ant galvos odos, kad jis akimirksniu suveiktų. Tai turi būti sistemingas naudojimas ir žinoma, kad eigoje dar tos priemonės gali keistis. Tai dėl to aš siūlyčiau nemėtyti pinigėlių, bet kreiptis į profesionalus, kurie tikrai pasakys jums labai daug naujienų, ko jūs nežinojate apie savo galvos ir plaukų būklę. Kai ateina pas mane klientas, tai visą laiką klausia, kodėl slenka plaukai ir ką galėtų padaryti, kad plaukai neslinktų. Ar tai vitaminai, ar tai plaukų priemonės. Tai visada siūlau nueiti pas gydytoją ir pasitikrinti kraują, pasidaryti kraujo tyrimą. Ar darau teisingai? Taip. Tikrai taip, dėl to, kad be kraujo tyrimo mes galime tik tai surinkti anamnezę ir iš tiesų didžiąją dalim spėlioti. Todėl yra tikrai atliekami tyrimai ir tie pradiniai tyrimai kartais nesudaro viso vaizdo, tačiau tai labai yra stipri paspirtis, nuo ko mes galime atsispirti ir tada eiti giliau. Kartais tai būna elementarūs deficitai, kuriuos tiesiog reikia pašalinti, bet kartais tos priežastys būna gilesnės, todėl mes aktyviai bendradarbiaujame ir su endokrinologais, ir su ginekologais, taip pat atliekam ir genetinius tyrimus, kad visapusiškai išsiaiškinti to žmogaus slingimo priežastis. Nauja yra šaka tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje. Lietuvoje žengia tik pirmuosius žingsnius, yra funkcinė medicina, kur giliau ir jau labai išsamiai tyria ir aiškinasi būtent gilaus slinkimo, chroninio, lėtinio slinkimo priežastis. Ar galėtų padėti šeimos gydytojas, ar vis dėlto reikėtų kreiptis pas daktarę trichologę? Aš manyčiau, kad visuomet besispecializuojantis giliai gydytojas jums atsakys išsamiau. Šeimos gydytojas gali aptikti tas tokias rimtas ar ne priežastis, kurias irgi būtina gydyti, tačiau jeigu norite įsigilinti ir tiksliai žinoti, tai siūlyčiau vis tiek kreiptis į specialistą, kuris būtent iš to valgo duoną. Jeigu, daleiskim, klientas atėjo pas šeimos gydytoją ir nori pasidaryti tyrimus, kokių būtent medžiagų jisai turėtų pasirinkti, ką jisai turėtų atkreipti dėmesį, ko gali trūkti? Visų pirma, aišku, reikėtų atlikti bendrą kraujo tyrimą, tada išsiaiškinti, ar nėra cinko, vario, vitamino D deficito, nes gyvename šalyje, kur saulės gaunam išties mažai. Tai beveik didžioji dalis Lietuvos gyventojų pagal tyrimus tikrai turi didelį vitamino D deficitą, tačiau reikia sekti šitą rodiklį, nes dažnai būna ir perdozuojama. Taip pat reikėtų atlikti hormoninius tyrimus, taip pat skydliaukės, siūlyčiau atlikti visą panelę. Ir toliau žiūrėti, ar nėra bendro baltymo deficito, nes kartais būna sutrikęs ir skrandžio sulčių rūgštingumas, dėl to mes per mažai įsisavinam baltymo ir tada, žinoma, neturime pagrindinės statybinės medžiagos, iš ko gaminasi plauko keratinas. Tai trūksta mums tiesiog amino rūgščių. Ir atlikus jau šiuos tyrimus, tikrai galima jau nustatyti bent jau pradinius tokius požymius ir užčiuopti labai daug iš kitos pusės, nes tai, ką išvardinau, yra patys pagrindiniai ir baziniai tyrimai, norint išsiaiškinti plaukų slinkimo priežastis. Dar vienas klausimas. Pastaruoju metu susiduriu su tokiu reiškiniu kaip plaukų alopecija. Kas tai yra? Kodėl jinai atsiranda? Alopecijų yra iš tiesų labai daug rūšių, tačiau jūs turbūt turite omeny dažniausiai pasitaikančią androgenetinę alopeciją, kuria serga labai daug. Tai iš tikrųjų net iki 60% moterų ir vyrų. Tai žodžiu, tai yra labiausiai maskuojama 21 amžiaus liga, dėl to, kad moteris turi ar ne įvairių būdų, tai yra ir priauginimai, ir perukai, ir maskuojančios priemonės, kad užslėpti būtent šitą problemą. Vyram tai galbūt padaryti sunkiau, tačiau žinoma yra ir transplantacija, jau įgaunanti tam tikrą pagreitį net ir Lietuvoje.
Tad šią problemą jūs tikrai ne iš karto pamatysite, tačiau statistika yra tokia, kad tai yra labai dažnai sutinkama liga. Priežastys yra labai įvairios. Tačiau dabar teorijos šiek tiek ir keičiasi. Visuomet buvo manoma, kad tai yra dehidrotestosterono pasekmėje, nyksta plauko svogūnėlis, tačiau dabar jau atsiranda nauji tyrimai, kad tai yra skalpo sukietėjimo irgi pasekmė. Tai reiškia, tų žmonių, kurie turi androgenetinę alopeciją, yra toje vietoje sutrikusi mikrocirkuliacija, skalpas yra tankesnis ir vystosi tam tikra fibrozė. Tai to pasekoje tie svogūnėliai nebegauna pakankamai deguonies, yra užgniaužiamas ir medžiagų patekimas, dėl to viena iš gydymo androgenetinės alopecijos tokių gairių nauja yra galvos masažai ir gan stiprus galvos masažai, kuriuos galime atlikti kiekvienas ir namuose. Bet ar įmanoma išgydyti, ar įmanoma atauginti toj vietoj būtent išplikusios tos plaukos? Jeigu tai yra pradinės stadijos ir nėra toj vietoj plikęs daugiau nei 5 metų, nes jeigu 5 metai tai yra randinės susidaręs audinys, žinoma, toj vietoj neatauginsim. Tačiau jeigu tai yra pirmosios stadijos, kai nėra randinio audinio, tai tikrai yra efektyvių priemonių šiai dienai ir patvirtintų, kurias tiek vaistinių, tiek geriamų vaistinių ir tiek, žinoma, dabar labai ir išpopuliarėjos, kadangi yra labai efektyvios injekcijos, tai yra plaukų užpildas. Tai kada reikėtų kreiptis klientams būtent prevencijų, kada yra tas jau slinkimas, kada reikėtų kreiptis pas gydytoją? Aš tikrai siūlyčiau labai ilgai nelaukti, todėl kad kuo anksčiau mes gydome bet kokią odos problemą ar ligą, tuo mes greičiau galime pradėti džiaugtis rezultatais. Tai jeigu tai nėra tik tai sezoninis plaukų slinkimas, yra gan rimtas ir mes matome, kad sumažėjusi plaukų apimtis arba atsiranda retėjimas, ko iki šiol nebuvom, tai tiesiog reikia nebelaukti ir žinoma, kad kreiptis į specialistą. Klientai klausia, ar verta daryti tokias kaip procedūras galvos odos mezoterapijos, PRP. Labai populiarus pastaruoju metu klausia apie Dr. C. Kas tai yra preparatas? Kas tai yra per preparatas? Na, iš tiesų, kol mes neturėjome plaukų užpildo Dr. C, tai visuomet darydom tiek mezoterapiją, tiek PRP. PRP iš tikrųjų yra taip pat tokia, pakankamai jau ir sena technologija, nes aš turbūt viena pirmųjų pradėjau ją leisti, tačiau, žinoma, mūsų fabrikėlis yra venoje, tai labai daug priklauso ir nuo mūsų trombocitų ir ląstelių būklės, bet to ten eina augimo faktoriai, dėl to mes tų procedūrų negalim daryti labai daug. Man teko garbė atrasti ir įvesti į Lietuvą būtent Dr. C. Hair Filler užpildą. Tai yra inicialai šio užpildo, tai yra profesoriaus Dr. Chang būtent pirmosios raidės. Na ir tas plaukų užpildas yra tuo ypatingas, kad mes visi jau gauname iš fabriko ar ne medžiagas ir mes neturime rūpinti savo kraujo būklę, tai gali jį leistis visi, aišku, jeigu nėra kontraindikacijų ir mes stebime tikrai išties nuostabius rezultatus, kai atauga ežiukai, atauga plaukai ir visuomet, aišku, būtų gerai tai atlikti gydytojui dermatologui vedant, nustatant procedūrų kursą, taip pat niveliuojant tas vidinės priežastis, kad ne tik tai mes augintumėm ar ne naujus plaukus, bet kad ir tie seni mūsų plaukučiai neslinktų. Kur reikėtų klientui kreiptis, sakykime, atlikti šią procedūrą, kad tai nebūtų plagiatas, nes dabar, kiek girdėjau, labai daug plagiatų ir labai didelis skirtumas būtent kainos. Tai kaip nukreipti tą klientą, kur būtent galėtų atlikti ir kad tikrai būtų efektas šios procedūros? Aš tikrai apgailestauju, bet dėja šiai dienai yra padirbinėjami ne tik tai rūbai, daiktai ar ne, tačiau ir medicinos priemonės, kas tiesiog liečia mūsų sveikatą. Tai iš tiesų didžiulis nusivylimas tiek profesoriui, kad jo produktai pasaulyje tapo tiek populiarūs, kad juos pradėjo padirbinėti. Mes esame siuntę į laboratoriją būtent profesoriaus sukurtus produktus, kur nebuvo rasta net pagrindinės medžiagos peptidų, tačiau buvo labai blogos kokybės hialurono rūgštis su priemaišomis. Tai tokiu atveju galima ne tik tai, kad nesulaukti rezultato, tačiau ir savo pakenkti. Tad labai sunku kovoti šiai dienai, kadangi pakuotės yra pagaminamas identiškos, jų atskirti yra
žmogui, net ir gydytojui yra praktiškai neįmanoma. Tai vienintelis būdas, aišku, pirkti iš tiesioginių atstovų Lietuvoje, tai yra mūsų klinika. Ir neberadome kito būdo, kaip kovoti su plagiatais, tai tiesiog mes užklijavome lipduką originalas ant pakuotės. Ir jeigu jūs matote, kad tas lipdukas yra su tokiu ženklu, tai vadinasi, jūs esate saugus ir šitas produktas yra originalus, įsigytas būtent iš mūsų klinikos. Arba, žinoma, procedūras visuomet galite atlikti mūsų klinikui, kad būtumėt 100% ramus, kad tai yra tas tikras produktas, apie kurį ir kalbame. Ar galima kombinuoti tokias procedūras kaip PRP ir Dr. C? Visuomet žiūrime, ar tam yra poreikis ar ne, nes Dr. C duoda tikrai labai stiprų rezultatą ir tuomet nėra poreikio jau kaitalioti šių procedūrų. Dar pasakyčiau didžiulį privalumą, kadangi galvome ir apie galvos skalpo būklę, kad Dr. C turi hialurono rūgštį, kuri sudrėkina galvos skalpą, tai vadinasi, mes labai efektyviai gydome tokius odos išsausėjimus, seborėjinį dermatitą, dėl to, kad prisotinama pati galvos skalpo būklę. Kiek reikėtų procedūrų praeiti klientui? Ar tai yra individualiai, ar tai priklauso nuo būklės? Ar yra, sakykime, ta sistema, kur klientas turi praeiti būtent tiek procedūrų? Iš pradžio originaliai sugalvota profesoriaus, kadangi tas produktas išleistas 2019 metais, tai nuo 4 iki 8 procedūrų, 4 procedūros yra pagrindas, 8 turintiems rimtesnių problemų. Tačiau pati, kadangi atlieku šias procedūras ir stebiu, kad merginos, moteris, kurios neturi vidinių rimtų sutrikimų ar disbalansų hormoninių, jom užtenka tiesiog atliktas 4 procedūras ir kas metus atlikti po pakartojimą vieną, kelias procedūras ir jos tikrai užsiaugina plaukus. Tačiau jeigu yra skydliaukės sutrikimai, autoimunės ligos, hormoniniai sutrikimai ir taip toliau, tas procedūrų kursas neturėtų būti apsiriboti šiom procedūrom, tačiau mes jau atliekame retas palaikomasias procedūras. Tačiau aš žinau vieną atvejį, kai mergina susileido, savo pačios iniciatyvą, kadangi jinai buvo medicinos specialistas ir yra 100 procedūrų Dr. C ir jinai patapo žinoma dėl savo plaukų tankio ir ilgio. Ir visi, kas ją pažinojo, niekam negali patikėti, kad tokių rezultatų galima pasiekti. Aš paklausiu profesoriaus, ar galima tokį kiekį procedūrų atlikti. Profesorius pradėjo juoktis ir pasakė, kad moteris yra išties išradingos. Na, jisai nepasakė, kad 100 procedūrų mes galim drąsiai darytis kas savaitę, tačiau pasakė, kad tas kursas nuo 4 iki 8 procedūrų gali būti drąsiai padvigubintas, todėl kad procedūra yra absoliučiai saugi, nes sudaryta iš peptidų, peptidai yra amino rūgštis ir nėra sudėtyje augimo faktorių. Tai vadinasi, mes galime kas 2-3 savaitės tą kursą ir tęsti, tol kol užsiauginsim gražius plaukus. O sakykite, dažniausiai pas jūs kreipiasi profilaktiškai ar vis dėlto, kada yra problema būtent? Labai įvairiai. Sutinkame absoliučiai įvairiausių trichologinių pacientų, tiek, kurie užsiema labai profilaktinėmis priemonėmis, tiek, kurie ateina tiek ligai išsisenėjusi, kad realiai yra jau sudėtinga padėti, bet aš manau, kad visi žmonės, kurie sužino, kad yra kažkokios naujos galimybės, jie nori išgirsti atsakymą, ar tai bus efektyvu jų atveju. Tačiau, kad ateitų žmonės, kurie visiškai pliki ir daug metų, na, jie turbūt jau supranta savo galimybės ir turbūt jau kreipiasi į transplantacijos specialistus. Tačiau noriu pabrėžti, kad tiek prieš transplantaciją, tiek po lygiai taip pat atliekamos tiek šios procedūros, tiek PRP, dėl to, kad mums reikia stiprinti donorinę zoną plaukų ir tam, kad plaukai prigytų, nes ne visada po transplantacijos gali būti puikūs rezultatai, jeigu bus silpna donorinė zona svogūnėlis. Tai dėl to šios procedūros tinkamos ir prieš, ir po transplantaciją taip pat. O kaip dėl mamyčių, ar galima mamytėms daryti po nėštumo, kada būtent yra tas toks gausus slinkimas? Ar galima atlikti šias injekcijas? Na, medicinoje iš tiesų niekas neatlieka tyrimų nei su nėščiosiomis, nei su maitinančiomis mamytėmis. Dėl to mes gydytojai visada rekomenduojame pirmą pagimdyti vaikelį, tada jį pamaitinti ir jau tik tuomet pradėti visas grožio invazinės procedūras.
Supratau, tai labai faina, labai daug informacijos. Dar norėčiau paklausti, girdėjau, nežinau ar tiesa, kad būtent nuo plaukų gumyčių veržimo atsiranda alopecija. Ar tai tiesa? Tai yra toksai vienas iš predispozicinių faktorių, tai nėra pagrindinis veiksnys, tačiau žinoma, kad jisai taip pat paskatina tą procesą ir būtent tose pertemptose vietose tikrai svogūnėlis, jausdamas nuolatinę įtampą, gali pradėti silpti ir tose vietose retėti plaukučiai. Ar jūs asmeniškai siūlot klientams plaukų vitaminus? Visuomet mes pirmą atliekame tyrimus ir pasižiūrime, nes tikrai dažnai moteris geria tai, kas yra madinga, kas yra pareklamuojama, arba draugė geria. Tai žinoma, visuomet reikėtų išsitirti, ar tikrai jūs turite deficitą, nes dėl to vienai draugiai gali labai padėti, jūs galbūt neturite tų vitaminų trūkumo ir todėl jūs nejusite jokio skirtumo. Ta prasme, jeigu klientas nori profilaktiškai ar ne kažką iš maisto papildų būtent plaukams, tai vis dėlto jūs rekomenduojate prieš tai pasidaryti kraujo tyrimą, Tikrai taip, nes mes negalime spėlioti, mes nežinome žmogaus mitybos režimų, mes nežinome, kaip jis absorbuoja medžiagas, todėl visuomet net ir toksai basic tyrimas, mes klinikoje atliekam mini-maxi tyrimus, galima net ir nuo to mini tyrimo jau turėti bendrą vaizdą ir maždaug įsivaizduoti, kokių medžiagų jam gali trūkti arba trūksta. Tai būtent atrodo Dr. C plaukų fileris. Tai gal daktarė papasakos daugiau. Va būtent šitas lipdukas originalas, ar ne? Taip, iš tiesų šitas lipdukas, nes žinoma, kad plagiatoriai taip pat nesnaudžia. Tai profesorius buvo padaręs dėžutės, kurios turėjo būtent jo vandens ženklus, tačiau įsigudrinę plagiatoriai sugebėjo padirbti ir juos. Tai kadangi šį ženklą sukūrė mes, tikrai bendradarbiaudami su labai rimtom kompanijom, jie tikina, kad šitas ženklas negali būti padirbamas, tačiau žmonėm, kurie nori apgauti, jų išmintis yra begalinė. Tai žinoma, mes visuomet rekomenduojame, kad pakuotė būtų atidaryta prie jūsų, kad jūs galėtumėt pasižiūrėti, kad toks yra lipdukas. Na ir žinoma, tikrai žinoti, kad tokia rizika egzistuoja, tad siūlyčiau rinktis vietą, kurią tikrai pasitikėt, kur darysit procedūrą. Ką, daktarė Jurgita, labai malonu, kad radote mums laiko, atsakėte tikrai visus klausimus, tai manau, ateityje greit pasimatysim. Dėkoju labai jums už klausimus, buvo labai malonu. Iki. Gavome tikrai labai daug naudingos informacijos, labai daug patarimo, tai tikiuosi, kad pasinaudosite ir smagu buvo susitikti su jumis ir iki kitų kartų.